Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Vytai ir Baitai. Tai 79 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie metodą GetHashCode. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Prieš pradedant kalbėti apie tai, kaip mes galim perkrauti GetHashCode metodą, reikia pakalbėti apie tai, kas išvis yra hashas. Ir paprastai sakant, hashas tai supaprastinta galimybė patikrinti objektus, pažiūrėti, ar objektai pas mus yra skirtingi. Mes taip pat galim preliminariai pažiūrėti, ar jie yra vienodi, bet tada reikia daryti papildomus patikrinimus, nes hashas gali sutapti. Įsivaizduokite, kad pas mus yra du skaičiai. Vienas skaičius tai 100 545, o kitas tiesiog 545. Ir mes turime palyginti, ar tie skaičiai yra vienodi. Tai hashas tai būdas suprasti, ar tai tikrai pas mus yra nevienodi skaičiai. Mes paimam tik dalį informacijos arba bendrą informaciją, konvertuojam į kažkokį hashą, į kažkokį rezultatą, tai gali būti kažkoks skaičius, kažkokia eilutė trumpesnė arba dar bet koks kitas rezultatas, mažesnis nei bendra informacija, kurią mes lyginsim. Ir įsivaizduokite, šiuo atveju hash funkcija tai būtų liekana po 1000. Tai mes lyginam tik 3 pirmus skaičius. Tai 5, 4 ir 5. Visus kitus nežiūrime. Ir ten pas mus išeina 5, 4, 5 ir vienas ir kitas skaičius atiduoda mums vienodą hashą. Tai reiškia, kad jie gali būti pas mus vienodi. Bet tam, kad įsitikinti, kad jie tikrai vienodi arba tikrai nevienodi, mums tada reikia jau iškviesti metodą equals, apie kurį mes kalbėjome praeitą kartą. Ir tada mes patikrinsim visus kitus dalykus ir įsitikinsim, aha, tikrai ten dar yra 100 milijonų, o čia nieko nėra ir jie nevienodi. Bet jeigu išeina tokia situacija, kad vienur pas mus yra 541, o kitur 100 545, mes tikrinam tik pirmus 3 skaičius ir matome, kad tie skaičiai yra nevienodi. Tai mums net nereikia kviesti metodą equals, kad patikrinti, kad jie yra nevienodi. Mes iškart galim pasakyti, hashas nesutampa, reiškia jie yra nevienodi. Tai čia aš papasakoju apie tokią problemą kaip hasho kolizija. Jeigu mes paimam didelį kiekį duomenų ir bandome duomenis sumažinti kažkaip, suhashuoti, tai gali išeiti taip, kad skirtingi duomenų krūviai duos mums galų gale tą patį hashą. Ir mums reikės pritaikyti dar equals metodą, kad patikrinti, ar duomenys sutampa, ar duomenys nesutampa. Bet jeigu hashas nesutampa bent vienu simboliu, tai iškart mes galim pasakyti, kad ir tie duomenys apskritai nesutampa. Tai čia dar vienas svarbus yra niuansas. Hash funkcijoje negali būti randomo. Duomenys, kuriuos mes norime suhashuoti, visą laiką turi atiduoti mums tą patį hashą, kad mes galėtume pagal tą hashą kažkaip lyginti ir žiūrėti. Ir jeigu jūs jau turite patirties, tarkim, su web servisais kažkokiais, kur yra registracija, kur mes hashuojame slaptažodžius, tai ten dažniausiai pas mus yra kažkoks stringas, kažkokia eilutė, kurią atiduodama pas mus kaip hashas. Tai mes paimam mūsų slaptažodį, atliekam su slaptažodžiu tam tikrus veiksmus ir po to atgal iš hash funkcijos rezultato, iš hasho, mes negalim sužinoti, o kokie buvo originalūs duomenys. Tai čia dar vienas brožas hash funkcijos, mes negalime parevertinti tų veiksmų. Mes negalime nuo gauto hashą pasakyti, o kokie duomenys buvo pas mus originali. Tai skirtingose web servisuose mūsų slaptažodžiai yra užhashuoti. Atkreipkite dėmesį, ne užkoduoti, čia ne kodavimas ir jokių būdų nešifravimas, o tik hashavimas. Tai yra daroma tam, kad jei kažkas pavogs duombazę su visais slaptažodžiais, kad jis negalėtų atstatyti tos slaptažodžius, kad jis matytų tik hashus. Jeigu mes žiūrėsime į C#, tai C# hashcode'as tai kažkoks intas. Tai reikšmė nuo -2 milijardų iki 2 milijardų. Ir pažiūrėsime į pavyzdį. Ką mes turėsime, kaip mes galim tą hashcode'ą pažiūrėti. Dabar mes sukursime du skaičius, tai bus number 1 ir number 2, ir priskirstime ten tokios reikšmės. Jeigu nesuprantate, kas tai yra, tai galite pažiūrėti video apie 16-einę sistemą. Ir po to pažiūrėsime, o koks hashas pas mus grįžta atgal iš tokių skaičių ir kokie tai faktiškai yra skaičiai. Tai mes išvesime hashcodą 1, hashcodą 2, palyginsim tos hashcodus ir po to išvesime pirmą skaičių, antrą skaičių ir palyginsim tos skaičius, pažiūrėsime, ar jie sutampa. Tai paleidus tą kodą, mes galim pastebėti, kad pirmo skaičio hashas pas mus yra va toks ir antro skaičio hashas irgi yra toks pat. Ir hashai pas mus sutampa. Tai ir yra atvejis kolizijos. Bet iš tikrųjų vienas skaičius yra pas mus toks, o kitas skaičius pas mus yra toks. Ir jie nesutampa. Bet visais kitais atvejais, jeigu aš bent vieną simbolį čia pakeisiu, parašysime taip, tai hashai jau pas mus bus skirtingi ir skaičiai irgi nesutampa. Tai mes dabar pabandysime realizuoti savo GetHashCode metodą, kuris atiduoda kažkokį intą.
Praeitos pamokos metu mes sukūrėme person klasę ir mes matome, kad čia yra pas mus warningas, kuris pasako, kad mes perkrovėm equals metodą ir čia pas mus gali būti nullable elementas, kuris bus kaip null, tai irgi svarbu į tai atkreipti dėmesį, čia parašyti klaustuką pagal naujas taisyklės. Ir prie person yra warningas, kuris pasako, kad jei mes perkrovėm equals metodą, būtų neblogai dar perkrauti getHashCode metodą, kuris ateina iš object tipo. Tai mes dabar ir padarysime. Mes galim labai paprastą dalyką pritaikyti kaip XOR ir paimti hashcode'ą iš name ir hashcode'ą iš age ir tos hash'us sukombinuoti naudojant tą XOR'ą. Arba yra kitas būdas, mes vietoj tokio XOR'o galim pritaikyti dar tipą hashcode ir metodą combine. Ir į tą combine metodą mes galim perduoti visus argumentus, kurie mums yra reikalingi ir tas metodas combine kaip tik labai gražiai viską ir sukombinins, kaip mes nurodėme. Tai pas mus čia ateis kažkoks hash'as ir tam tikrais algoritmais jis bus pas mus sumiksuotas tarp kelių reikšmių. Ir tų combine metodų pas mus yra labai daug, mes čia galim priimti daugiau negu vieną tipą. Ir su visais tais tipais mes atliekam norimus veiksmus. Ir kaip jūs matote, mes galim perduoti iki 8 reikšmių. Ir dabar mes galim patikrinti, o kokie pas mus bus hashai, ar jie sutaps pas mus. Paleidžiam kodą ir matome, kad hashai tikrai pas mus sutampa. Jei yra reikšmės vienodus, tai ir hashai pas mus sutaps. Bet jeigu kažkur aš vos pakeisiu elementą kažkokį ir paleisiu tą kodą, tai hashai pas mus jau bus skirtingi. Jie nesutaps ir mes matysime jau visai kitą atsakymą. Nes kaip jūs matėte, atsakymai visą laiką buvo skirtingi, nors su tų pačiu hashu. Tai yra dėl to, kad mūsų hashcode tipas kiekvieną kartą generuoja atsitiktinį kažkokį seedą, pagal kurį ir hashuoja duomenis toliau. Jeigu mes parašysime savo realizaciją, tai visada gausime tą patį atsakymą. Dabar, kaip jūs matote, kiekvieną kartą paleidžiant programą, mes gauname vis skirtingus atsakymus. Nors aš sakiau, kad hashas visą laiką turi būti tas pats. Bet iš tikrųjų, jeigu aš čia išvesiu po 2 kartus tą patį hashą, mes matysime, kad jeigu duomenys yra tie patys, tai hashas ir ten sutampa. Viskas tvarkoja. Bet jis kiekvieną kartą yra skirtingas būtent dėl to combine metodo. Nes hashcode'as turi tokį metodą kaip generateGlobalSeed, kuris generuoja atsitiktinį seedą, pagal kurį ir vyksta po to hashas. Tai kiekvieną kartą paleidžiant programą mes turėsime vis naują seedą, bet kol programa pas mus veikia, tas seedas bus taikomas visada. Ir mes gausime tą patį atsakymą, kuris ir turėjo būti. Bet jeigu mes dabar parašysime savo realizaciją, kuria nepriklausys nuo to seedo, tai kiekvieną kartą paleidžiant programą mes gausime vis tą patį ir tą patį atsakymą. Nebus tokio įvairumo, kaip buvo prieš tai. Tarkim, tokiu būdu. Ir dabar paleidžiant kodą, mes visą laiką matome tą patį atsakymą. Ir kaip matote, čia tik vienas skaičius skiriasi dėl to, kad čia tik vienetu ir skiriasi tos reikšmės. Ir hashai irgi skiriasi vienetu. Jeigu aš pakeisiu jau kažkokią raidę, tarkim parašysime taip, tai hashas skirsis jau daugiau. Kaip matote, hashų skirtumas jau yra didesnis. Ir čia vis dar pas mus kiekvieną kartą yra skirtingas hashas, nes string getHashCode irgi naudoja tą hashcode tipą, kuris ir kombinina viską. Tai čia be hashcode'o mes galėtumėm taikyti tą age'ą ir daryti visus kitus dalykus kitaip, kaip mes norime. Tarkim, mes galėtumėm padaryti tokiu būdu. Paimti pirmą elementą iš vardo, pirmą raidę, ir su tą raidę atlikti XOR operaciją su metais. Irgi tai pas mus suveiktų. Ir kai paleidžiame tą kodą, tikrai gauname jau kitokį atsakymą. Ir kiekvieną kartą, kai mes paleidinėsime programą, visą laiką atsakymas bus toks pat. Bet geriau vietoj savo kažkokių implementacijų naudoti hashcode tipą ir combine metodą. Taip veiks tikrai gerai ir kiekvieną kartą, kai mes paveldėme tą klasę, mes galime daryti vis naują ir naują realizaciją tų 2 metodų, jeigu mums reikia. Tai mes galim perkrauti metodą equals ir žiūrėti, ar ten viskas sutampa. Ir mes galim perkrauti metodą hashcode jau pagal naujus reikalavimus, kurie mums yra reikalingi pagal vardą, metus ir mokyklinę įstaigą. Tai dabar jūs žinote, kas yra hashas ir kaip tą hashą galima taikyti savo programuose. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.